Tai sveiki visi. Žodžiu, aš papasakosiu šiek tiek apie mus, ką mes veikiam, o šiaip galvoju, kad vis tiek įdomiausia, kad jūs klaustumėt ir man tada žinočiau, kurie akcentai yra įdomus. Nu ir čia yra skaidrės, aišku, aš jas parodysiu, bet tokią galbūt įžangą pradėsiu, kad 2001 metais aš tapau valdybos pirmininku kompanijos ir tuo metu buvo įmonė neturėjo marketingo padalinio, pardavimų padalinio, jinai tiesiog gamino ir parduodavo distributoriam ir prekybos tinklams produkciją. Ir aš, kai atėjau, aš nusprendžiau sukurti rinkodarą ir mano pirmas rinkodaros biudžetas buvo 40 000 litų ir aš galvojau, ką su jais daryti, nes jeigu barstysi po truputį, tai nieks nepastebės, jeigu į vieną dalyką sudėsi, tai jeigu nepataikysi, irgi šakės. Nu vat, ir aš tada kažkaip sugalvojau, man atrodo, pirmas toks dalykas reklaminis, tai buvo Vytauto ir olimpiados transliacijų per Lietuvos televiziją projektas. Nu ir kuris vis dėlto davė postumį, nes tuo metu niekas nesireklamavo kažkaip, mažai tos reklamos buvo ir po truputį mes tą vystėme ir šiai dienai siekiam prisidėti prie kiek galim, nes ta mūsų kompanija nėra didelė ir žygiai nemaži. Nu va, tai čia kas mūsų. Tai yra, kad jeigu taip žiūrėti apie prekės ženklų valdymą, tai mes siekiame, kad mūsų produktai ar prekės ženklai jie turėtų charakterį. Kaip ir kiekvienas žmogus turi charakterį ir tai vat, kitiems žmonėms ar patinka, mažiau patinka. Nu vat ir tai Vytautą mes susijom pagrindę su krepšiniu. Tai pradėjom jau nuo Sabonio, kur Sabonis pasakė legendinį šūkį atgauk jėgas ir jis kažkaip prigijo ir iki šiol mes negalim nuo jo pabėgti. Ir pradėjom dirbti su Žalgiriu krepšinio klubu, paskui su rinktinė. Dabar vat, Vytauto krepšinio klubas atsirado Prienų Birštono Vytauto krepšinio klubas. Vat, aišku, dirbam ir su futbolo federacija, bet kadangi su futbolu, bet vis dėlto krepšinis, jisai turbūt, kadangi ilgiausias įdirbis, tai daugiausia ir to dėmesio. Nu, ir taip pat stengiamės palaikyti Berankį, kur tikiuosi, kad jis vis dėlto sublizgės ir papuls į olimpiadą šiais metais. Vat. Akvilė yra mūsų vanduo šeimai, tinkamams kūdikių maistui vanduo ir čia mes pasirinkome plaukimą. Bendradarbiaujam sėkmingai su Rūta Meilotyte ir su plaukimo federacija. Čia toks, turbūt mūsų pavyzdžiai tokie paprasti, kaip mes čia iš Facebooko, Vytauto Facebooko puslapio, kaip mes dirbam. Va, čia gal Vytautas ir pieno butelis, gal čia nelabai geras pavyzdys, bet tiesiog labai daug surinko šitų visų ten, nežinau, kaip patinka Facebook'e, tai dėl to turbūt įtraukė. Ir vat, per tai vat, ir yra, kad mes siekiame sukurti emocinį ryšį su mūsų vartotojais ir su visais žmonėm. Kad čia Akvilė ir baseinė su vaikais. Čia vat, nauja nuotrauka, dar nerodyta niekur, tokia vat, su Berankiu. Čia iš Kisielius, vakar Vytautas laimėjo prieš Lietuvos Rytą varžybas, tai vat, čia aš pabandysiu gal paleisti klipą, Vytauto naujausią klipą, kuris siejasi su sportu, su emocijom ir tai yra
nu, mes norėjom, kad Vytautas šiuo atveju ne tik, kad užimtų televizijos eterį, bet ir dar paskatintų žmonės kažką daryti, siekti tikslų. Tai vat jūs pažiūrėsit, tik nežinau kaip čia paleisti, nes aš su kompiuteriais tai nelabai. Kažkaip tai čia reikia paleisti. O, tuoj, sekundėlę, Dar aš noriu prasukti. Čia keletas klipų vienoj vietoj, tai aš... Čia vat, tikiuosi prasidės. Ai, ne, dar biški. Va, dabar prasidės tas ilgasis, nes čia trumpiniai, o dabar prasideda ilgasis klipas, naujas, kurio dar gal nieks nematė. Bet ar mes gyvename tam, kad stovėtume vietoje? Galbūt ir tau kažkas yra sakęs, nepradėk, nedaryk, nesugebėsi. Vienas didesnių malonumų gyvenime – įrodyti, kad jie klyba, o pats didžiausias – atrasti ir realizuoti save. Kad ir kiek jėgų ir laiko tai kainuotų. Šiandien yra pirma tavo likusio gyvenimo diena. Tiek to, ne. Šiandien yra Viskas apie. Pradėk minties, aš galiu, aš pasieksiu, aš būsiu. Pirmiausia, turi pats jau patikėti, o pasaulyje tikėti vėliau. Neprivalai būti didelis, kad pradėti, bet privalai pradėti ir tęsti, kartoti kartu. Kiekvieną šiandieną turi keisti rytojus, kuriame tu gali daugiau. Svarbiausia, niekada nesustoti. Nesustoti tol, kol nepasiekai savo tikslą. O kai jį pasieksi, įsikelti naują. Vytautas, atgal. Galim grįžti į tą. Nu va, toks mūsų naujas klipas, jis ilgas bus sutrumpinti. Ir kaip jis? Ar įkvepia? Nu, toks tiklas buvo, tai. Nu va, čia mano kontaktai. Jo, tai iš esmės mes dirbam ne tik su sportu, ir su kinu, ir su kultūros kino renginiais. Tai žodžiu, kiek mes sugebam, tiek mes stengiamės prisidėti, kad Lietuvoje būtų linksmiau gyventi ir būtų mažesnė migracija. Tai va. Ačiū, Norbertai. Kadangi mes turėjome laiką, mes galime užduoti kelis klausimus Norbertui, jeigu jūs dar mąstysite apie tos klausimus, aš noriu paklausti, Norbertai, kokius reikalavimus kelia sportininkui tam, kad jūs jį galėtumėte remti? Ar jisai turi kažkaip specialiai elgtis po to, kai su jumis susitarė dėl paramos, ir turbūt dopingo naudoti nebegali akivaizdžiai, ar ne? Kokie dar reikalavimai? Ne, iš tikrųjų, tai vienintelis, nu kaip sakyt, mūsų toks bendras bruožas, kad sportininkas stengtųsi ir būtų kiek įmanomai geresnis, o mes irgi iš savo pusės irgi stengiamės būti ir kiek įmanoma geresni ir tobulėti. Tai čia tik tiek, o ten kažkokių tokių visokiem ilgiem kontraktam mes nelabai turim laiko. Tai... Nesusaistas sportininkas? Ne. Ne, tikrai ne. Ar bus salėje klausimų? Prašau. Jūsų diploma bent žalos nepadarys žmogui. Prieš pusmetį tarybose labai buvo aktyviai duodama reklama Baikalo. Įrodoma taip. Jaunas 14 metų 16 vaikinas važiuoja dviračiu. Vienoje rankoje laiko stiklinę Baikalo punkę ir va taip pažeidžiant saugumo taisyklės įvairavimo. Ir buvo leidžiama labai aktyviai. Ir koks tokios reklamos neigiamas poveikis su stiklo Baikalo tą gert, važiuok ne 2 rankos už vairo. Nu, buvo tokia reklama. Bet čia ne jūsų, čia teikit. Suprantu, ačiū Dievui. O? Tai dėl to ir stengiamės sukurti. Bet kas
formų. Ar tos neigiamos reklamos? Nu, reklama iš tikrųjų gali daryti ir teigiamus dalykus, ir neigiamus. Tai čia kiekvieno, kaip šiuo atveju, sąžinės reikalas, ką jis rodo, ką kūrė. Aš tos reklamos nemačiau konkrečiai, tai man sunku būtų pasakyti, bet kiek girdžiu, tai kad jinai galbūt kaip visą laiką siekia nustebinti ir kartais ne visai pasirenka tinkamus būdus. Matau, kad dar yra klausimų salėje. Taip, aš iš tikrųjų norėčiau pasakyti, kad ir padėkoti Birštono generaliniam valdininkui už tą paramą mūsų konferencijai. Ir konferencijos metu, kaip matote, mums Birštono mineraliniai vandenys maloniai suteikia galimybę mėgautis tuo vandeniu, Akvilės vandeniu. Tai yra būtent to prekių ženklų, kurį rinkdamiesi, kurie pirkdami, mes remiame kartu Rūtos Meilutytės labdaros ir paramos fondą. Taip. Mes kvietėme į šią konferenciją Rūtos tėtį. Rūtos tėtis maloniai mums atsakė, kad negali atvykti į konferenciją ir norėjom jo paklausti vis dėlto, koks iš tikrųjų yra tas atgalinis ryšys. Nes sportininkas padeda jums reklamuoti savo prekes, bet kaip būtent kokia įtaka tiesiogiai pajaučia sportininkas iš to būtent atgalinės grąžos, iš to finansinės pusės, kurią jūs, sakykime, taip pat įsipareigojate suteikti sportininkui dėl to, kad jis panaudojamas ar jo vardas, ar jo ženklas, atvaizdas jūsų ženkluose. Gaila, Rūtos tėčio atrodo nėra, nes jis sakė, jeigu galės prisijungti. Tai aš norėjau paklausti, būtent kokie būna sportininkų atsiliepimai ir kaip jūsų kaip įmonės, kokie yra, nežinau, aišku, skaičiai tikriausiai yra komercinė paslaptis, labdaros paramos fondo, bet ir iš vartotojo pusės, ar tai paskatina vartotoją, jūs jaučiate tai, kad jie daugiau renkasi jūsų produktą, jeigu jūs jį susijęte su sportininku, su jo vardu, atvaizdu ar jo pasiekimais. Tai va toks mano klausimas. Aš kaip sakyti, aš tikiuosi, kad pirkėjai jie vertina tai, kad mes prisidedam prie įvairių renginių sporto rėmimo ir kad tai skatina juos rinktis mūsų kuriamus produktus. Vytautą, Akvilę ir Birutę. Iš kitos pusės su sportininkais ar klubais ar fondais sporto, tai mes bendradarbiavome ilgai, sakykime, su Žalgiriu, tai jau turbūt kokių 14 metų, su Rūtos fondu, mes jau turbūt irgi nemažai laiko, aš bijau suklysti, bet kokie turbūt 4 metai. Ir aš tikiu, kad tai veikia, kad tai padeda ir kad tai yra geras būdas prisidėti prie visuomenės, bendro klimato kūrimo. Ir aš visada kviečiu, kad draugus ar partnerius kitas įmonės irgi prisidėti aktyviai ir bandau įrodyti, kad tai tikrai jiems leis atpirkti tas lėšas. Ir čia dar irgi yra didelė veiklos sritis, kur daug marketingo žmonių, verslo savininkų nesupranta to. Ir tas verslas tikrai galėtų žymiai labiau remti tiek sportą, tiek meną, tiek kultūrą. Čia, kaip sakyti, viskas vystosi. Tai aš galvoju, kad kuo daugiau apie tai bus kalbama, tuo tas procesas bus greitesnis. Ir šiai dienai esu taip pat Vytauto krepšinio klubo prezidentas ir šiuo atveju man tenka ne tik remti, nes vienas negali išlaikyti tokio klubo, bet taip pat ir pritraukti kitus rėmėjus. Tai aš esu iš vienos pusės ir rėmėjas, iš kitos pusės ir gavėjas, suprantat čia. Tai aš matau, kaip tai yra iš tikrųjų sunku daryti ir tai nėra paprasta. Dar labai daug rinkoje stereotipų, kad paprastai nufilmavau klipą, parodžiau per televizorių ir viskas. Tai aš manau, kad šiuolaikiniai konkurencinėje kovoje rinkoje to tikrai neužtenka ir kad tu turi sukurti ryšį su žmonėmis. O ryšį net sukursi, rodydamas buką reklamą televizoriui. Ar kažkur kitur, aišku. Tai tik tiek. Ar dar klausimų turėsite? Aš norėjau dar paklausti, kodėl Norbertai sportas, kodėl, pavyzdžiui, ne opera? Kodėl atrodo toks stotingas operos dainininkas ar operos primadonas su Vytauto Budeliu? Kodėl pasirinko sportą?
Vytautas jis yra surus, turi daug mineralų ir tai duoda energijos. Ir mes ir pasirinkom tai, kad energija, sportas ir mes nuo to pradėjom. O kas liečia su opera, tai dar nebandėm, gal ir pabandysim, bet remiam, pavyzdžiui, klasikinės muzikos festivalį Marijampolėj, pavyzdžiui, tai ten panašu į operą, man atrodo. Ačiū, tai daugiau klausimų, turėsime ponai Norbertui, tai tada padėkokime dar kartą jiem kartą. Gerai, ačiū labai, geros dienos, aš turiu išbėgti.